Labas visiems, sveiki atvykę į mano kanalą, arba sugrįžę, arba užsukit, labai prašom. Čia šiandien mes turėsim tikrai, bent jau man, žiauriai smagų laiko. Jau ganėtinai seną turiu susakęs šito produkto ir žiauriai laukiu laiką, kada galės prisėsti ir nufilmuoti šito video. Tai šiandien, kaip jau matote iš antraštės, mes apžiūrinėsim Shein Products. Šiaip aš nieko blogą neturiu pasakyti prieš Shein, nes ganėtinai nemažai užsisakinėjai. Jeigu ten nusisaka kokį produktą, kuris yra ten didesnis kainos, tai ir kokybė atitinka ir aš nematau nieko tame bloga. Bet ir šiaip yra tokių pigesnių dalykų, kur ten cienas kainuoja, bet visai gerus. Tai visad reikia žiūrėti į vertinimus ir komentarus. Ir nuotraukas. Ir kodėl būtent šiandien nusprendžiau filmuoti tokį video, tai kad šiandien aš noriu padaryti apžvalgą iš super, mega, liuksi, puikiai 10 balų įvertinto produkto arba prekė, kuprinė lagamino iš Shein. Šito kuprinė lagamino aš mačiau, ta prasme, visur, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Absoliučiai visur buvo jos reklamos, nes ypač kuprinė lagaminą, galim sutalpinti labai daug daiktų, daug vietos, ten rūbam, batam, pakrovėjam ir visiems kitiem dalykam. O kadangi kitą savaitę išvykstu į Paryžių 4 dienom ir pirmą kartą keliausiu be lagamino, o kadangi aš toks žmogus, kad man turi būti sudėti nuo kelio tepalą iki segtuką ir aš tiesiog turi būti pasiruošus visiems atvejam ir kadangi keliauju be lagamino, man labai svarbu turėti tokią kuprinę, kuri pakeistų lagaminą, būtų patogesnė, nes, kaip ir jau minėjau, šį kartą keliauju keliom dienom, kur man lagamino nereikia. Šiaip norėčiau išmokti jau taip susispaudus keliauti, kad turėčiau daugiau galimybių, nes ne visur to lagamino reikia. Šiandien, žodžiu, ne tik testuosiam Shein to liuksi, puksi, šmiuksi, kokią ten jau išgirtą kuprinę, bet taip pat ir susipakuosiam daiktus į Prancūziją. Aš manau, mes nieko nelaukiam ir šokam į video žiūrėti tos nuostabiosios, visų išgirtosios, nežinau, tiesiog 10 balų kuprinės. Tai va, šokam į video. Tai va, šitą kuprinę iš Shein man kainavo 40 eurų su centais, jeigu neklystu. Ir užsisakiau juodos spalvų, bet vienintelis dalykas, kuris mane žiauriai baugina, tai kad komentaras žmonės rašė, užsisakiau rožinį, atėjo raudon, arba ten užsisakiau juodą, atėjo mėlyn. Ir tikrai labai bijojo, kad ateis, nežinau, neoninė, bet baisiausias spalvų bent jau man. Negalim sakyti, visos spalvos gražios, jeigu mokės pridėti. Bet šiam kartui užsisakiau juodą. Tai va, žodžiu, taip atrodo ta kuprinė. Labai fain, šiaip iš tikrųjų kokybėškai jaučiasi. Ir tokį, kaip pas mums pasakytus, darau, tokį tokį tvirtą. Rašė, kad šita kuprinė yra vandeniu atspari, kad lietos nebijo ir panašiai. Tai va, tikrai šito dalyko mes išbandysim. Pirmas dalykas, kurį darau, nusipirks ten ar megztinį, ar kuprinį, tai visat patikrinam užtrauktukus ir mano bent jau metodas yra va toks. Užtrauktukai gerus. Šiaip tai ganėtinai daug, ne? Bet čia kuprinė lagamins. Ai, žiūrėkit, kaip supranta, reikia ir susiviršti atskirai. Šiek tiek užtruks, einu susiviršti šitų petnešų. Pas mane būna taip, jeigu bent vienas kampelis, ta prasme, vien pusė šiek tiek ilgesnė arba trumpesnė negu kad viskas. Atrodo, nebe ten kuprinė reikia, centimetrų. Šiaip žinokit, tikrai labai tvert ir fain kuprinė, tokių, matas, kad kokybiškai ir šiaip labai patinka toks dalykas, kad keliaujant, tai yra šitas segtukas, kuris už nugaros dar kaip ir užtvirta, nekristų šleikos, petnešos, kaip jų pavadinti. Fain, kad čia, pavyzdžiui, gal man atrodo per lagaminą gali sėdėti. Labai apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad yra nugarinė kišenytė. Čia tikrai kelionė met gali pasidėti kažko, ten ar dokuments, ar kokį svarbesnį piniginį ten su kortelėm ir panašiai. Šiaip, keliaujant į Paryžių girdėjau, kad labai apvaginėjai ir tau labai bais yra. Bet dabar, manau, mes galim prieiti prie artimesnį vaizdą, kad galėtume supakuoti daiktus į Paryžių.
Tai va, taip atrodo kuprinė, iš priekį. Žodžiu, iš vienos pusės, kaip aš suprantu, susidėjus daugiau daiktų galim susivežti, iš kitos pusės, kad juos būtų galima atverti kaip lagaminą, tą kuprinę. Va, atsisek tokie segtukai. Pirmas skyrius atsidaro iki tiek, kaip aš suprantu, pirmam skyriui buvo rodyti, kad galim įdėti kompiuterį. Ir čia yra va toks tinklelis. Čia nežinau, raštukam, nežinau, parkeliukam, visiems kitiem dalykam. Nors kompiuterio nesiveš, bet galėsim pabandyti sutalpinti. Žodžiu, kitas skyrius yra, kaip suprant, jau lagaminas skyrius. Eik, tu sau. Eina, sau, realiai mini lagaminukas. Tikra mini lagaminukas toks. Yra ir tinklelis. Čia šitas. Aš nežinau, aš daug kartų mačius, kad į powerbanką gali pasijungti ir čia krautis iš kuprinės neišėmus niekad. Bet šiaip žiūri, fainai atrodo, nes, aišku, nežinau, ar daug čia sutalpins, nes tos vietos tiek, bet kokybė tikrai atitenka ir labai tai fainai atrodo. Pažiūrėjau, čia yra antras skyrelis ir dar, kaip suprant, yra trečias skyrius. Iš čia. Niekas sau. Žodžiu, va. Visas lagaminas, čia jis prasilgia ir jeigu norite sudidesnį, gaunas, kad taip va. Ir noriu dar nustebinti, čia dar ne viskas. Multifunkcija Mega Maxi, pat geriausia kuprinytė. Lagaminas, tikrai manina jau patenka. Turi dar vieną. Tai žodžiu, čia kompiuteriui. Čia tikriausiai kompiuteriui yra, ten visam užrašinėm. Iš nugaros, kad viskas tvirtai būtų irgi taip nepilnai atsidaro. Ir čia yra dar vienas skyrelis. Ir čia kompiuteris užsideda su šituo. Viskas saugiai, tvarkingai ir stipriai laikas. Šitam skyreliui, oho, turi visą tokią didelę kišenę ir šoninę. Negali man kaip patenki už šitą kuprinę. Da, jeigu iš tikrųjų tos powerbanks veikia, tai čia nežinau, idealus variantas. Ir svarbiausia, žinokit, kad jaučiasi tikrai kokybiška gera kuprinė. Ir dar priminimas yra gale. Manyčiau, nieko nelaukiam ir galim varyti susidėti pigiausius daiktus. Realiai aš labai daug daiktų nesidedu, nes vis tiek, kaip ir jau minėjau, varu tik keletą dienų. Tai manyčiau, šitai vietoj susidės savo rūbus. Šitas dalykėlis irgi yra išeina, man atrodo, už 5 eurus. Čia toks kaip ir lagaminėlis kelių skyrių. Jo. Nelabai aš čia suspausta, nes netiek ir reikia. Žodžiu, čia tiek daiktų. Va, kaip čia užsidaro. Vieną skyrį kaip ir jau sudėjom. Ir nors man kompiuterio nereikės, bet mes šiaip galėsim pabandyti sudėti. Pirmam skyriui įsidedu užrašinę, rašiklį, servetėlės. Čia kažkur priekyje galim įsidėti pasiną su jo, vis tiek daug žalaisim. Turim kompiuterį ir dabar galim pirmą įdėti. Mano kompiuteris kaip ir parėja, tik čia jau biškai sudėtingiau. Arba šito pakrovėjai, tam to viso kito galim dėti kokiam, nežinau, kitus su tinklelius. Tai va, žodžiu, tarkim, turim visus šitus dalykus. Šitą nepatikrinam dar. Susisegam. Aišku, kaip aš dabar patikriu šitą, nesgi su telefonu filmuoju vis tiek. Ir šiam kartui turim taip atrodančią kuprinę. Taip atrodytų vis tą kuprinę susikrovus, jinai tvert jaučias. Pirmam kartui tikrai žiauriai gerai pasitarnaus, vėliau tikrai išmoks labiau visko talpinti. Tai kadangi varo tik keliom dienom, manyčiau, tiek daiktelių man ir užtektų, nes susidėjo kas būtiniausia. Turim prikrauto, pribubito, prikišto
kur tik įmanom kuprinį. Aišku, dar ne taip stipriai, kaip būtų galim. Ir kaip žadėjo, dabar pasversiu, kad pasižiūrėt, kiek sveria. Kiek pameni lėktuvų, galim sinešti 8 kilus. Tai mano šitą kuprinytę turi sverti 8 kilus. Nes aš be bagažo tik tai su rankinė. Eina dar ir nusipirks tikrai labai tokį naudingų dalykų, tai yra elektroninės tokios minės svarstyklytės. Jos tikrai padeda, tarkim, pasisverti namuose, pasisverti kelioniai, nes tam prisideda daugiau daiktų, išmėti ir tiesiog nori žinoti, kiek sverti. Žiauri praverč irgi išeina, sumokėjo 3 eurus. Paimt ir dabar paimam kuprinę ir pasisversim, kiek jinai gali sverti, kad mums neišmestų iš oro uosto arba nereikėtų išmėtyti kokių nors daiktų. Nu, 7 svertų. Ir tiesiog ramiai palaikam. Ir laikant nurodė, kad yra 6,3 kg. Va, sveria jinai tik tai 6 kg, labai faini. Dar galim prikrauti daug daugiau iš šito kuprinį ir tikrai parais viskas, ką reikia. Tai tikrai vietoj lagamino idealus dalykas. Ką dar pažadėjau padaryti, tai yra patikrinti, ar šita kuprinė yra atspari lietui. Traukiu iš arčiau ir... Neatrodo šiaip, kad medžiag būtų tipo nuo lietaus. Šiek tiek va čia pačiam viršui, gal kad mažiau medžiagos yra jaučias, kad sudrėgus, bet visumoj atlaikė. Prasidėsiam, sunku, betgi prikraut. Jeigu nemėgstat lagaminų arba tiesiog nesat linkę prisikrauti daiktų begalę tūkstančių, kad jums reikėtų lagaminą, šitą kuprinę, yra tiesiog leds. Tai va tikrai labai rekomenduoju. Sumokėsit 4 eurų, tikrai nepasigailėsit. Nes aš nepasigailėjau. Tai va, šitą kuprinę lagamins man maksiškai pasiteisina, aš jas žiauriai patenkėt ir tikrai 10 balų kupriniai. Labai viliuosi, kad išmoks keliauti be lagamino, tai yra tik su kuprinė, ta prasme čia atvertų tiek daug kelionių galimybių. Nes kaip jau ir minėjau, aš labai mėgstu prisikrauti, bet kaip matė dabar susidėjo tiesiog pats svarbiausias būtiniausias daiktas. Ten aišku nesimatė nei šampūnų, nei ten kokių priveido priežiūros, plaukų priežiūros, kas tikrai, man atrodo, svarbi yra. Tai va čia žemai įmet nuorodo, iš kur pasiėmė to kuprinę, tai gal kažkas irgi susigundysit nusipirkti, nes tikrai nuoširdžiai rekomenduoju. Kaip ir jau minėjau savo pirmam video, kad aš stengsiuos kuo nuoširdžiau visko pasakyti, rekomenduoti, tikrai neskeminti ir nemeluoti, kad kaip faini, čia pasimkit. Ne. Aš sakau tik tiesiai šviesiai, nes kam meluoti. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko, tikrai nuoširdžiai rekomenduoju. Ir nepamirškit parašyti komentarus, ką norėtumėt matyti kitą video. Ačiū už palaikymą. Myliu, bučiuoju ir iki sekančią kartą. Čiau!